Labas rytas, mėlyje. Šis rytas toks su +6 temperatūros. Viskas tirpsta, tikiuosi, kad išsilaikys arba bus daugiau sniego per Kalėdas, per naujosius metus. Kad būtų tikrai šventinė nuotaika su sniegu, kaip visi arba daugumas nuo vaikystės įpratę. Nors jau retai per naujus ar Kalėdas būna sniego. Būna daugiau šilčiau nei šalčiau. Bet šį rytą ne apie tai, o šį rytą apie tai, kaip pasidaryti gražią kalėdinę šeimos fotosesiją. Ir keletas jų patarimų trumpai. Taigi, kalėdinė fotosesija visą laiką gražu ir tai tinka ne tik tiems, kurie pasikvies daugiau svečių, šeimos narių, bet ir tiems, kurie galbūt liks dviese, bus kartu ir jiem ta diena yra brangi, nes gali pabūti kartu prie kalėdų stalo, prie kūčių stalo ir pasidaryti fotosesiją. Galima tai būtų pavadinti ne tik fotosesija, bet visa tiesiog istorija, tos dienos istorija. Jeigu mes pradėtume tai daryti bent jau vidurdienio ar nuo ryto ir fotografuodami visą eigą, tiesiog pasakodami žiūrovui visą istoriją, ką jūs veikiat, kur jūs buvot, kaip jūs leidžiat būtent tą dieną, tai iš tiesų labai įdomu. Ir dar jeigu su kokiom antraštėm kažkas parašyta trumpai, tai tikrai žiūrovas pradeda sekti, jam įdomu darosi, nes jūs tai darote. Aišku, tam reikia pasiruošti, tam reikia tiesiog atsiduoti, nes tai gaunasi jau savotiškas darbas, kai jūs darotės. Bet jeigu tam pasiruošit, jisai nebus darbas, jisai bus vienas malonumas, kai jūs galėsit turėti, pasidaryti gražių nuotraukų. Tai yra sukurt tos dienos istoriją iki pačio vakaro. Taigi, mėlyjei, ką reikėtų turėti arba ką reikėtų nuo ko pradėti. Gal pradžioje, jeigu jau nuo dienos pradedam, tai susikurt trumpą planelį, kur eisit, kur būsit ir ką darysit. Kokio stiliaus nuotraukų turėsit. Taigi, į istoriją įeina arba reportažą, įeina keletas planų, tokių kaip bendras planas, kai nusifotografuojat visų ūgių. Toliau vidutinis planas, kai jau fotografuojatės šiek tiek žemiau, tai yra aukščiau kelių nuotrauka. Kai fotografuojat stambių planų, kai tik portretai, gali būti 2 žmonių portretai, gali būti vieno žmogaus portretas, kur nors gražiai prie kokių žiburėlių, prie eglutės. Ir stambus planas, kai jūsų rankos susikibę, kažkur jūs prie kokio tai žaisliuko, ar tai prisiartinę jį ten, ar žiūrit, ar panašiai. Štai tokie keletas planų, jie nuotraukas padaro įvairesnes. Jeigu namuose, tai gali būti jūsų padarytas, nežinau, tortas, kažkoks maisto gaminys iš arti. Tai yra super stambus planas, kuris įeina į tą patį reportažą. Ką reikėtų turėti arba kaip būti pasiruošus? Jeigu jūs fotografuojate telefonu, tai labai patogu turėti selfie stick lazdą. Ir ne šiaip, kad lazdą, kuri rankų laikai ir jinai išsitraukia ir jūs galite štai kaip aš dabar filmuojuosi arba fotografuotis, bet tokią lazdą, kurioje yra kojelės įsiskleidžia, pasidaro lyg tai trikojas. Jums labai patogu tokiu atveju, kai jums nereikia prašyti, kad jūs kažkas nufotografuotų. Jūs ją pastatėt, pasimėt į rankas distancinį, kuri paprastai būna prie selfie lazdos ir galit fotografuotis ir pasidaryti vėlgi gražių savo nuotraukų. Visos šeimos, didžiulė šeima, nesvarbu, ar jūs tik tai dviese, bet tai gali būti labai geros, gražios nuotraukos. Toliau patarimas. Stenkitės fotografuoti su galine kamera. Ta kamera, kuri yra iš nugaros mobilaus, o ne priekį, kaip kad save matai ir fotografuoji arba filmuoji. Netgi aš dabar filmuodamas savęs nematau. Filmuoju būtent su galine kamera. Kodėl? Todėl, kad su šia kamera į nuotraukos tiek video yra geresnės kokybės ir žymiai geresnės. Tad galbūt koks tai nepatogumas, kai savęs nematai, bet už tai kokybė kur kas geresnė. Tai šito nepamirškit. O jeigu prie selfie lazdos neturit distancinio, tai paprastai jų galima įsigyti atskirai, kurie prisiriša prie bet kokio tipo mobilaus. Per Bluetooth'ą tai nesvarbu, ar jis Androidas, ar iOS'as, prisiriša jie ir jūs galite per atstumą
savo fotografuotis, pasistatę toliau selfio lazdą, pasidarydami geras nuotraukas. Distanciniai patogus ir tuo, kai rankose laikai lazdą ir save fotografuoji ir filmuoji. Kodėl jie patogus? Todėl, kad tu kitoj rankoje gali laikyti ir spaust. Nuleidęs ranką paspausti ir fotografuotis. Kai mes fotografuojam spausdami distancinį, uždėdami ant lazdos, dažnai atsitinka sujudėjimas. Mes spaudžiam ir sujudinam. O štai, jeigu spausčiau, matytumėt, kaip pat sujuda. Taigi geriau visą laiką turėti ranką. Tai tokie patarimai. Apeit galit gražiausias vietas. Prie miesto eglutės nusifotografuoti. Būtinai netgi sakyčiau. Apeit kažkur senamiesčius ir pasidaryti tikrai gražių nuotraukų. Dabar visos galimybės jums yra. Na ir aišku, grįžus namo, kada ruošiatės vaišių stalą, prieš tai dar laiko mes turim pasiruošti galbūt kokią vietą, būtent fotosesijai, šeimos fotosesijai. Pagalvokit, kiek bus pas jumis svečių, kiek galėtumėt priimti ir tą kampelį pasiruošit, tą kampelį papuošit ir tada įsitaisot, žodžiu, kokias lempas, kad ir stalinės lempas būtina, svarbu. Jeigu jūs prieš tai lauke būsit iki vėlumos, tai taip pat nepamirškit pasimti su savim prožektorių, kokį nors šviestuvėlių, kad būtų pasišviesti. Mano yra video, turbūt užpraeito trečiadienio, būtinai pažiūrėkit YouTube kanale Dvorolskio fotografijos kursai. Yra kaip gražiau nusifotografuoti prie eglutės. Aš ten patariu, ką turėti, kaip geriau galima padaryti nuotraukas, turint papildomus šviestuvus. Taigi lauke irgi gerai turėti kokius prožektoriukus, kažkokias kitas lemputes, kurios yra nedidukės ir galit turėti kišenį, nebūtinai neštis ten visokios savo aparatūros. Taigi namuose taip pat labai svarbu turėti bent vieną ar dvi stalinės lempas. Kodėl tai yra svarbu? Jūs sakysit, tai su mano mobiliu, mano namuose ir taip mums viskas gerai gaunasi. Aš tikiu, kad gerai gaunasi. Įsivaizduokit, kaip mobilus ypač fotografuoja automatiškai. Jisai automatiškai nustato ekspoziciją. Ir jisai automatiškai kompensuoja ten, kur trūksta kažko, ar ne? Ir kai jis kompensuoja, jis labai sukelia jautrumą, nuotrauką kenčia, kokybė jos kenčia. Kol mes matom tą nuotrauką mobilaus ekrane, neatrodo viskas gerai. Bet jeigu mes tik norim padidinti, mes pastebim, kad mums pritrūksta ryškumo galbūt. Kodėl ryškumo pritrūko? Todėl, kad mobilus kelia jautrumą. Jis pakėlęs ISO, tai jautrumą. Jis pakėlęs ISO, jisai bando nuotrauką sutvarkyti, kad nesimatytų tų vadinamų triukšmų. Ir kai tie triukšmai būna tvarkomi, būtent viskas vyksta mobiliam, automatiškai. Prarandamas ryškumas, bendras ryškumas prarandamas ir štai tos nuotraukos tampa netokios kokybiškos. Bet jeigu mes pasinaudosim bent vieną stalinę lempą ir pasišviesim, tai mes ne tik, kad padarysim geresnę nuotrauką šiaip dėl geros šviesos, bet mes dar galbūt suminkštysim ir šešėlius, kurios be lempos gali matytis po jūsų akim. Atsiras po jūsų akim. Kodėl? Todėl, kad lempa, kuri kabo galbūt virš jūsų, jum apšviečia pakaušį, o po akim padaro tamsius juodus šešėlius. Tai štai, bet kokios lempos, kad ir stalinės, jums gali sušvelninti šešėlius ir padaryti geresnę nuotrauką. Sakysi, bet tai kaip man dabar, o kur man tas lempas kaip statyti? Jeigu didesnis būrys žmonių, tai jie gali ir palaikyti. Vienas stovi iš jūsų iš kairės, kitas stovi jums iš dešinės. Ir štai šviečia į tuos, kuriuos jūs fotografuojat. Nepamirškit vieno dalyko, kad tie, kurie laiko arba pats pastato tą lempą, nestatykit visai šalia savęs. Kaip sako, nešvieskit tiesiai į žmonės, tuos, kuriuos jūs fotografuojat, tiesiai. Taip kaip aš dabar į jumis, ne lempa va čia būtų ir šviestų tiesiai. Ne, lempa geriau, kad būtų iš kairės ar dešinės per kokį metrą nuo jūsų, kad lempa šviestų į žmonės šiek tiek iš šono. Ir tada bus įdomesnė, geresnė šviesa. Taigi, tokių patarimų tikrai daug. Jeigu laiko turit pasiruošti ir planuojat apie tokią fotosesiją, galima aišku ir rimtesnius pasimti, ar fotoaparatą, arba mobilų, arba jiems turėti ne selfie lazdą, o rimtesnį trikojį, kurios
pastatys jisai, jūs stovės kaip įkaltas ir tada galėsit jūs nebijot, kad ten nuvirs, nukris ar dar kažką ir rimčiau stovės. Taigi šita tokia atrodo paprasta įranga jums padės padaryti geras, gražias nuotraukas. Na, o manau, fantazijos jūs ir taip patys turit, todėl jūs galite pasidarytas, pasiruošti tą aplinką gražiai su visokiais, kur atsisėst, pasipuošti aplinkui, nežinau, eglutė šalia, kas dar. Manau, ta fantazija jums padėt gali daug kas aplinkui, kaip pasiruošti tą vietą šeimos fotosesijai pasidaryti. Taigi labai būtų įdomu pamatyti ir jeigu pasiklausysit mano patarimo ir tai padarysit, būtų labai įdomu pamatyti jūsų nuotraukas, jūsų šventinės nuotraukas ir aišku parašyti, ar tikrai tuo pasinaudojot ir kaip jums gavosi. Tad mėlėje, laiko visai liko nedaug, visai galima sakyti kelios dienos, tai turėkit omeny, kad galima daugiau sužinoti. Dar galima įsigyti arba padovanot kuponą, dovanų kuponą jūsų artimajam, kad galėtų mokytis tiek savarankiškai, tiek individualiai. Savarankiškai mokytis gali patys, net 10 temų. Įsigijus mokytis patiems, sužinoti daugiau. Per tas dar porą dienų jūs galite sužinoti ir naudotis tom žiniom, fotografuojant savo šeimą kalėdinį vakarą. Suprast, kaip veikia, kaip nusistatyti fotoaparatus. Tai labai patogu. Ir šitos 10 temų tai yra visam laikui. Jūs įsigijęs galite kartuoti, žiūrėti, vis prisiminti, kaip daryti, kaip fotografuoti, kaip išnaudoti savo techniką fotoaparatus. Individualūs kursai labai patogus tuo, kad mes mokomės kartu, tik tu ir aš. Įsigijus juos mes galime mokytis jau ir po naujų metų. Susitikus 6 kartus visą 12 valandų. Visos žinios, informacija visa profesionali skirta tik tai jums. Kai mes mokomės kartu, viskas sakoma tik jums, akis į akį ir taip išmokstama kur kas geriau. Tai visai kitas lygis, kai mes kalbamės apie tam tikrus sudėtingus ir techninius dalykus, kurie padeda suprasti, kaip tai veikia, kaip fotografija veikia, kaip padaryti nuotraukos, kurios yra kokybiškos, detalios. Ir taip jūs galite parodyti savo aukštesnį lygį išmokę. Taigi, mėlėjai, kalėdos tikrai už poros 3 dienų ir visiems galiu tikrai palinkėti gražių šių švenčių. Nepamirškit paspausti riebų laiką, būtinai prenumeruokit, paspauskit skambutį. Mėlėjai, matau, kad žiūrinčių yra. Labai yra svarbu, YouTube'as daro dabar taip, kad jeigu komentuosit, šios video kelia aukščiau. Tai parašykit ką nors, pasveikinkit pagaliau su artėjančiom šventėm. Parašykit ačiū pagaliau, ar pasinaudojot. Kuo daugiau bus komentarų, tuo tikrai bus geriau ir mes galėsim toliau mokytis. Mes galėsim toliau tą žinias išnaudoti ir panaudoti jūsų fotografijas, kad jos būtų kuo geresnės, kad jos būtų kuo gražesnės ir turint techniką jūs būtinai išnaudosit. Nereikės jai dulkėti kažkur lentynos. Štai tokie mano patarimai, tikiuosi jūs jais pasinaudosit ir turėsit gražių šventinių nuotraukų. Taigi visiems sėkmės, linkiu gražių švenčių, o mes susitiksim dar kitą trečiadienį tarp kalėdų ir naujųjų metų ir pasikalbėsim apie kažką kitą, kokią tai kitą temą. Taigi tiek iš manęs šį kartą ir jums gražių švenčių. Visiems iki.